Labas vakaras, Facebooko televizijos žiūrovai. Šiandieną mūsų susitikimą su viešnia vesiu aš ir noriu nieko čia ilgai netrukdama pasikviesti Jūratę į studiją. Galite jau užimti vietas studijoje ir paskui pokalbio pabaigoje galėsite užduoti klausimus Jūratei, na ir kviečiam savo viešnią. Labas vakaras, Jūratė. Labas vakaras. Kaip ten Florida laikosi? Karšta, labai karšta, bet aš taip palyginu su Lietuva, kad žiemą Lietuvoje mes sėdim namuose, tai Floridoje vasarą sėdim namuose. Išlendam tik anksti ryte ir vėlai vakare. Ir vat kaip tik liečiant šios dienos temą, nes aš, pavyzdžiui, man asmeniškai karštį yra pernešti sunkiau negu šaltį. Ir būtent kai karšta, tai atrodo, kad sunkiau išlaikyti net ir tą tokią šaltą protą, kažkokių gal net ir neigiamų emocijų mažiau jausti. Tai vat kaip vat yra tenai? Ar ten nervuoti žmonės per karščius ar ne? Ar čia yra normalu visiems? Čia yra normalu, iš tikrųjų daug žmonių išvažiuoja, kažkur keliauja, sezoniniai žmonės, o kur čia gyvena tiesiog kažkaip, aš nepasakyčiau, kad nervuoti, turbūt labiau nugeibę, nes yra karšta ir tokia vat pirties ritmu visada iš tikrųjų tu toks prakaituoji, tai turi gerti tiesiog daug skysčių. Ir tokiam kaip gariniai saunai. Va, norėjau paklausti apie vandenį, nes pas mus šito toksinų valymo programai būtent hidratacija yra labai svarbi. Ir aš, pavyzdžiui, kiek žinau, Amerikoje iš krano, iš čiaupo vandens iš vis negalima gerti. Tai kokį vandenį geria amerikonai? Priklausomai kur. Pavyzdžiui, New Yorkas, tai jie gauna iš gręžinių šaltinių, tai jie geria iš krano vandenį. Florida geras vanduo, tai filtrai. Filtrus stato. Protingi žmonės. Teisingai, mes irgi filtrus statom. Filtruotas, jo. Aha, supratau. Gerai, tai aš vis dėlto noriu grįžti, nors jūs ten puikiai gyvenat Floridą, grįžti į Lietuvą, nes pas mus vis dėlto yra 3 mėnesiai metuose. Tai yra kalėdų, tai yra gruodžio mėnuo, paskui gegužės mėnuo ir rugsėjo mėnuo, kai visi kaip išprotėję. Mieste kamščiai, visi pipina, visi pikti, visi nespėja, nes tą vasarą Lietuvoje tu atsimeni ir dažnai būni Lietuvoje, kad mes visi atsipalaiduojam. O paskui mes į tą stresą puolam baisiai, kiekvienais metais tas pats. Tai va, kaip su to tokiu požiūriu gal į gyvenimą, tą proto ramybę, kad kažką, pavyzdžiui, tu turi receptą, kaip, pavyzdžiui, jeigu tu papuoli kokią nors situaciją, kur visi aplink nervuojas, o tu kaip išlikti ramiau, pavyzdžiui? Tai su tom praktikom, kurias aš jau kažkiek nemažai metų praktikuoju, tai esmė turbūt yra, aš sakyčiau, sustabdyti save. Nes kai tos mintys lekia ir vis kažkur bėgi ir skubi, tai sustot ir, kaip sakyti, pajausti, kur aš čia dabar esu. Čia dabar kėdė, čia dabar mano kojos, arba važiuoju, tai kaip aš vairą laikau, pajausti save čia ir dabar. Tai pirmiausias žingsnis būtų. Negu, kad, sakykime, virti tose mintyse ir dažnai mes darom labai daug dalykų nesąmoningai ir nesustodami ir nesugrįždami į čia ir dabar. Tai sąmoningas savęs pajutimas. Sąmoningas savęs pajutimas, tas mindfulness, nežinau lietuviškai, kaip čia suprantam, naudojamas tas žodis ir Lietuvoje dabar mindfulness. Tai pajausti savo kūną, pajausti savo kojas, įkvėpti, iškvėpti, jeigu labai didelė stresinė kažkokia, sakykime, situacija. Arba tiesiog jauti, kad ir čia yra nelengvas dalykas, sakykime, sustabdyti save ir pajusti, sugrąžinti. Ir vis, nes būna kartais situacijų, kad, sakykime, važiavai kažkur ir nelabai prisimeni, kad važiavai. Kaip tas kelias buvo. Tai vis karts nuo karto ir kuo labiau sąmoningas, tuo labiau dažniau save pagauti ir dažniau save sugrąžinti į tą situaciją. Aš dabar sėdžiu mašinai, dabar laikau vairą ir dabar aš esu čia. Kaip mano kūnas jaučiasi, ką aš jaučiu.
ir vis sugrįžti. Aš sakyčiau, pirmas būtų žingsnis tas. O tai bet aš norėjau, sakykime, gal mes pašnekėsime apie tą kundalinį jogą, nes ten... Taip, bet labai įdomu, aš gal iškart ir klausimą užduosiu, nes vis tiek kundalinį joga yra tokia specifinė joga ir kodėl būtent ją tu išsirinkai, nes ir diplomą turi ir aš suprantu, kad gauti diplomą turi įsigilinti, kodėl kundalinį jogą? Gal ir dėl to, kad keista, aš nežinau, bet ta prasme, aš atradau, kaip ir tą somatinį judesį, panašiai atradau ir kundalinį jogą tuo pačiu metu. Ir gal vienas kitą papildė kažkuria prasme, nes viskas yra apie tą energijos kultivavimą, energijos išlaisvinimą. Ir jinai yra labai efektyvi. Iš tikrųjų, netgi užsiėmimo metu, 40-50 minučių, valandą, pusantros kartais, tu jauti, kaip tu tiesiog tą energiją sugeneruoji, pakeli savyje tą energiją, nes yra labai efektyvūs tie kvėpavimo pratimai, pranajama vadinama, kuri generuoja tą energiją. Aišku, jie gali būti pakelti energiją, gali būti nusiraminti. Tai būtų antras, jeigu kalbant apie tą stresą, tai turbūt daryti, jeigu neišeina daryti jogą, tai bent jau daryti kvėpavimą, pavyzdžiui, kažkokius pratimus ryte, vakare arba į tarpą. Tai, sakykime, vienas iš pačių paprasčiausių dalykų, sakykime, yra nosies šnervė. Kairė nosies šnervė yra mėnulis, jeigu tai prisiminti, tai mėnulis moterišką energiją ramina. Dešinė nosies šnervė yra saulė, aktyvuoja. Tai, pavyzdžiui, net ir mašinoje, sakykime, aš kartais, jeigu trūksta energijos, uždengi kairę pusę ir kvėpuoji per dešinę. Gilus kvėpavimas, pasidaro jis gilesnis, nes atkreipi dėmesį į kvėpavimą ir pakvėpuoti kurį kelias minutės per dešinę pusę. O vakare, tarkim, netgi patariama atsigulti, pavyzdžiui, jeigu sunku užmigti, atsigulti ant dešinės pusės, kad kairė šnervė būtų atidaryta, arba vakare tiesiog pakvėpuoti per dešinę pusę. Arba jeigu reikia nusiraminti, pakvėpuoti per kairę pusę. Kairė tai būtų ramina. Išsirašysiu. Kairė ramina. Dešinė aktyvuoja, kairė ramina. Kitas yra subalansuoti, sakykime, jeigu yra stresinė kažkokia situacija, tai pratimas yra alternatyvus kvėpavimas per abi. Tai uždengiam dešinę pusę, įkvėpiam per kairę, tada uždengiam kairę, iškvėpiam per dešinę, įkvėpiam per dešinę, tada iškvėpiam per kairę, įkvėpiam per kairę. Ir taip alternatyviu būdu, alternatyviai pakvėpuojam kelias minutės. Tai vat irgi jis labai subalansuoja smegenų pusrutulius ir nuramina. Tai vat būtų, sakyčiau, kad kvėpavimo pratimai. Supratau. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tie kvėpavimo pratimai ir sugrįžti biškį į save. Iš to viso aplinkui ūžesio ir triukšmo padeda tiesiog sugrįžti. Taip, nes viena tai jau tai, kad atkreipi dėmesį į kvėpavimą, jau sugrįžti į save, o antra tiesiog jie yra tokie balansuojantis ir raminantis. Ir man patiko tas momentas, kad tu turi prie daikto kažkokio ten ar ant kėdės, ar ant vairo, kad prisilieti, kad vėlgi duodi kažkokį signalą, kad esi čia. Šito irgi nežinojau, irgi pradėsiu naudoti tikrai. Taip. Ir kitos, sakykime, tos praktikos, tas somatinis judesys, tai aš dažnai vadinu šokiai. Tai, sakykime, skamba taip, kad tu ten kažkam pasirodymą kažkokį darai arba sako, nemoku šokti. Bet esmė tai yra ta, kad mes pradedam save, kaip sakyti, pajausti save. Ir tada tai persikelia į gyvenimą, vėlgi, kad tu labiau
pradedi naudoti labiau savo intuiciją, nes tu labiau save jauti. Tada tu žinai, kas tau teisinga, kas tau neteisinga, kažkoks įvykis gyvenime vyksta ir tu tada pradedi jau jausti labiau savyje, sakykime, ar tai man tinka ar netinka. Ne vien tik tai kažkur tai sugalvot kažką protu, bet kartu ir intuiciją lavinam ir savęs pajautimą. Nes aš tai įsivaizduoju, mano atveju, kai aš tos somatinius šokius pas tave šokau, man labiausiai padėdavo kažkaip tą įtampą iš savęs išpurti, nežinau, ta prasme, atsikratyti tos įtampos. Tai, pavyzdžiui, vis tiek kundalini joga, somatinis šokis, jie yra susiję, bet, pavyzdžiui, ar yra, pavyzdžiui, vienas geriau vienam, kitas kitam, ar čia nėra tokio dalyko? Nėra turbūt tokio dalyko, nes, sakykime, judesys, tai šokiai, tai būtų judesio meditacija. Tai kaip sakoma, tiems žmonėms galbūt, kuriems sunku sėdėti ir medituoti, tai labai tinka ta judesio meditacija, nes tu tada... Va, tai čia man labai tinka. Taip, bet iš kitos pusės kundalini joga mes irgi pradžioj nesėdim ir nemedituojam. Mes pradžioj išjudinam kūną ir gan aktyviais pratimais, padarom kvėpavimo pratimus ir tik tada yra meditacija kažkokia tai, kada jau sėdi pozicijai. Bet vis tiek daugiau sėdėjimo galbūt yra negu kad šokyje. Šokyje, plus dėl ko gerai jaučiamės tam šokį arba tam somatiniam judesį, dėl to, kad išlaisvinam energiją. Kiekviena trauma, ar tai būtų fizinės traumos gyvenime, ar tai būtų psichologinės traumos gyvenime, jos kažkur tai užsirakina kūne. Skaitoma, kad yra užsirakinusi energija ir jau psichologai, sakykime, irgi labiau priima šitą žinią, kad vis tik tai ne vien tik tai šnekėjimu ir galva, bet kartu kažkas vyksta ir su kūnu, kad yra energija užrakinta. Tai tas šokis išlaisvina energiją, todėl mes judesį pereinam per tą fizinį, protinį, psichologinį kūnus vadinamus, kur ir pajaučiam kažką tokio, ko seniai galbūt nejautėm, ir ašaros sukyla, ir gali linksma pasidaryti, ir ekstazę gali pasiekti, todėl, kad išlaisvinam tą energiją uždarytą. Aš esu įrodymas viso šito, nes iš tikrųjų biškį pasakojau čia šitai grupiai, kaip išsigydžiau savo diagnozę dar nepatvirtintą pas tave šokdama. Aš atsimenu, kai tu sakydavai, kad reikia būtinai, kad mes pamirštam, kad rankas į viršų kelti, ne kad limfa judėtų, o pas mane problemos buvo su limfa ir kaip viskas susitvarkė po 2 mėnesių. Taip. Tai va, ačiū tau. Smagus, įdomus buvo laikas iš tikrųjų, čia viskas vyko COVID metu ir kažkaip. O kaip tu pati atėjai iki to somatinio šokio, tos kundalini jogos, nes aš suprantu, kad tavo pasaulis buvo toks labai praktiškas, logiškas, verslai, darbai, šeima, vaikai, ir kažkaip atėjai į tai. Taip, galbūt ne visai, nes aš seniau irgi ieškau dar Lietuvoj, aš dariau tai chi, kas irgi yra iš rytų, sakykime, kiniečiai labai praktikuoja, tai irgi buvo su energija susiję, tai kažkur visada buvo turbūt kažkoks troškimas, bet kažko tokio ieškoti, o paskui čia tiesiog buvo sunkus gal etapas ir kažko ieškojau ir atėjau kažkaip irgi intuityviai prie to judesio, pabandžiau ir man labai tiko iš tikrųjų kažkaip. Pamačiau filme Ecstatic Dance ir tiesiog pradėjau ieškoti, kas yra šalia manęs, nuėjau, pabandžiau ir tai prasidėjo, sakykime, nuo tiesiog šokio judesio, nelabai žinant, kas tai yra apie ką. Ir paskui, aišku, susipažinau su žmonėm, kurie praktikuoja ir su visokiais healeriais ir kurie, kaip sakyt, įvedė į daugiau, nes yra labai daug mokyklų įvairių. Žinau, kad ir Lietuvoje yra 5 ritmai ir ta pati kundalini joga yra kažkas veda.
Ir kvėpavimo specialistų yra. Ir aš suprantu, kad ir knygą, kai dabar skaitau irgi kaip Trust Again vadinasi knyga, kur irgi žmonėm po visokių traumatinių išgyvenimų, kad atstatyti pasitikėjimą savim, kitais. Labai panašios istorijos, kad turi įvykti kažkoks kritinis įvykis, kad žmogus tada pradeda ieškoti kelių, save gydyti, kažkokią bendruomenę prisijungti, į ką aš vedu, nes vienam yra iš tikrųjų susitvarkyti su savo vidiniais, ten, sakykime, sunkumais yra tikrai sunku žmogui. Ir aš irgi visada ir pati, ir kitus kviečiu, kad, nekentėkite vieni, ieškokite mokytojų, trenerių, komandų, kur jums padėtų atsistoti ant kojų. Ir žiūrėkit, tas kelias nuveda į pačius įdomiausius dalykus. Taip, ir kas man irgi buvo įdomu, kad, sakykime, tie šokiai, mano vadinami šokiai, tas judesys, kundalinis šokis buvo moterų grupė. Ir tai buvo man irgi naujas atradimas. Aš buvau visą laiką biznyje, labiau tokia, kaip sakyti, competitive ta atmosfera. Konkurencinga. Konkurencinga, pamiršau žodį lietuvišką. Ir ta moterų grupė, kur, sakykime, mes dalindavomės vis tiek kažkiek, ką tau sukėlė, kokie jausmai, ar ten ką nori palikti toje grupėje, kad nebesineš toliau su savim. Ir tu, kaip ir grupiniai terapijai, tu turbūt pamatai, kad yra, aišku, ten mes nei patarimų duodavom, nei nieko, toks susitarimas. Ir kartu tame konteineryje mes turim tokį susitarimą, kad, sakykime, mes iš jo neišnešim, kad nebus taip, kad mes išėję pasakosim vieną apie kitą. Tai yra, turi būti tas saugus konteineris, kad taip galėtum ir jausti, ir nebijoti, kad kažkas ten iš tavęs kažkaip pasišaipys, ar ten kažką apie tave papasakos. Tai ir kad tu matai, kad kitos moteris irgi eina per tą patį. Ta prasme, tas vienumo jausmas atsiranda toksai pasitikėjimas kartu. Man buvo didelis atradimas iš tikrųjų tas moterų grupė. Be konkurencijos. Tai supranti, tai koks tu geras žmogus, tu ne tik, kad pati išmokai, bet tu ir nusprendai ir išdrįsai toliau kviesti kitus į tokią grupę. Nes kaip tu ten atradai, taip aš atau pas tave grupėje. Supranti, ir aš galvoju, ta gyvenimo filosofija, kad dalintis tais gerais dalykais, mokausi aš irgi to, nes buvau užsidarius toj savo Austrijoje ilgai. O pavyzdžiui, tu turi kažkokią gyvenimo filosofiją, kuri, pavyzdžiui, pasikeitė. Tu manei kažkaip vienai buvo, o dabar yra kitaip, ar liko tas pats išsigrynino, po tų visų patirčių, naujų mokymų ir diplomų? Aš kaip paklausai, čia turbūt nėra tokio vieno, sakykime, kad gavau diplomą ar ten kažkaip pasikeitė kažkas. Bet per laiką ir taip žiūrint atgal, kai paklausai manęs apie gyvenimo filosofiją, aš turiu tokį ir ilgą laiką įsirėminusi iš vienos knygos, kuri vadinasi Trust. Lietuviškai aš nežinau, kaip išversti tą žodį. Pasitikėjimas. Pasitikėjimas, bet jis kažkaip yra tas trust yra stipriau negu pasitikėjimas. Tai trūksta lietuvių kalbai žodžių. Ir tokie yra 4 punktai, kuriais aš kažkaip taip vadovaujuosi, kuriuos savo primenu, galbūt ne tai, kad vadovaujuosi, bet klausimai. Ar tu pasitiki savo pačios balsu? Tai yra, ar tu nebijai pasakyti tą, ką tau reikia pasakyti, ar tu nebijai savo tiesą pasakyti, vis klausi savęs to klausimo, ar tai iš tikrųjų padeda kažkur, kai reikia kažkokių tai priimti kažkokius sprendimus ar kažką padaryti. Ar tu pasitiki, kad tu gali girdėti Dievo balsą? Ar tu tiki, kad gali girdėti Dievo balsą? Tai tą Dievą mes suprantam kiekvienas kitaip, kas kaip visata, kaip Dievas, kaip tą suprantam. Bet ar tu žinai kažkur viduje, kad tu gali girdėti ir kad tu girdi? Tai savo intuiciją, ar gali pasikliauti šituo? Ar tiki,
kad tu girdi ir matai, ką kiti iš tikrųjų daro ir sako. Tai ar tu esi iš tikrųjų realybėje, ar tu matai realiai, kas vyksta, ar tu kažkur tai gyveni iliuzijose ir apie kitus žmonės ir nesupranti. Ir ar tu tiki, kad nėra gyvenime klaidų. Tai kad viskas, kas vyksta gyvenime, vyksta dėl kažkokios priežasties ir kad kiekvieną kartą galima savęs paklausti, o ką aš galiu išmokti iš to. Labai čia gerai. Ta situacija mane gali išmokyti. Iš tikrųjų verta susimastyti, nes labai giliai čia jau kapstote, ponė. Labai geri šitie klausimai, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad liks įrašas ir galėsiu aš juos dar kartą išklausyti. Gerai, Jūratė, tu man pasakyk, kad, pavyzdžiui, ne, vis tiek yra kasdienybė, yra rutina, yra darbas, atsakomybės. Pavyzdžiui, dienos rutina, vat. Kaip tu tavo dienos iškėra įpročiai, kaip tu pradedi dieną, kaip tu užbaigi dieną, kaip tu dienoj kažkokį tokį įvedi, kad tą sąmoningą gyvenimą išlaikyti ir ramybę tą išsaugoti, kad neišsibarstytų per dieną. Aišku, neįmanoma taip jau visiškai, bet ką darai? Vat ryte atsikeli, ką darai? Tai šitas iš tikrųjų po Kundalini mokytojų to kurso man pradėjo keisti stipriai, nes ten buvo kiekvieną rytą mes keldavomės 5 valandą prasidėdavo meditacija. Ir meditacija ten valandos su praktika ir viską. Ir man labai yra sunku. Man labai sunku keltis prieš saulei patekant. Tai turbūt visi labai yra mažai, turbūt aš taip įsivaizduoju, žmonių, kuriems yra lengva tą daryti. Bet jie mums akcentavo labai stipriai, kad rytinė sadhana, tai tas rytinis užsiėmimas yra labai svarbus. Tu save paruoši realiai visai dienai. Ir aišku, prieš saulėtekį skaitosi, kad labai yra gerai, bet aš jau leidžiu savo, kad nebūtinai prieš saulėtekį, o jau ir saulei patekėjus, kad iš ryto nueiti ant kilimėlio. Ir dar vieną patarimą labai gerą gavau, kad kadangi ryte tikrai būna, išgersiu kavos, ten ta prasme, kažkaip tingisi atrodo kažką daryti ryte. Tai, sako, pirmiausia, tai reikia nueiti tik iki kilimėlio. Ta prasme, nereikia duoti savo užduoties, aš ten darysiu valandą ar ten pusvalandį, bet aš turiu tik nueiti iki kilimėlio. Ir jau kai tu pasieki kilimėlį, tu aišku kažką padarysi. Tai vat, rytinis mano, kiek laiko aš turėčiau? 15 minučių turėčiau, tempimo pratimai, kažkokie jogos pratimai, kažką padaryti iš ryto. Ir iš tikrųjų aš pastebiu, kad, sakykime, tas rytinė sadhana, tu užsiduodi visai dienai. Kad kažkoks toks yra kaip pasitikėjimas savim, kad tu kažką padarei dėl savęs, kad tu tebūnie 15 minučių. O kartais, jeigu turi laiko ir įsivažiuoji, žiūrėk ir valandą, ir jau prakaituoji, ir jau energija kyla, ir jau visas užsivedęs esi. Tai vat, aš tai sakyčiau, kad pirmas žingsnis nueiti iki kilimėlio. Labai geras tikslas. Aš nuo to kilimėlio pradėsiu. Jo, kažką padaryti dėl savęs. O kiekviena turbūt ten, kiekvienas yra kažkokių tai pratimų ir galima savo pasidaryti, kad nereikėtų galvoti iš ryto, ką daryti, keletą pratimėlių dėl savęs. Va, o toliau tai ir joga, sakykim, tai būtų kaip papuola, kaip man dienos, sakykim, prisitaiko. Dažniausiai po pietų jau būna kažkokia tai ilgesnį laiką ten. Ar tai pasportuoti, ar tai jogą padaryti. O vakare, pavyzdžiui, atsiguli ir tau visa diena lekia prieš akis ir dar ko nepadarei ir ką praleidai? Labai padeda joga nidra. Taip, joga nidra yra visiškai rami, ta prasme, tu tik atsiguli ir klausaisi vedančiojo balso. Tai ir tave tiesiog įveda į tokį kaip, tu tiesiog turi klausyti, nieko nereikia daryti, tiesiog vadinasi joga nidra. Bet tai tavo tiesiog bangos,
vizualizacija ir tavo bangos pasikeičia ir Gerai, o paprastam lietuviui, kuris neturi ką klausyti, jis tai čia savo vidinį balsą klauso, ar kažkokį įrašą klauso, ar kažkokį... Įrašą klauso, šiaip aš turėjau mintį netgi įrašyti lietuviškai joga nidra. Ar tu galėtum? Aš pasiruošiu, bet aš pasidalinsiu, aš atrasiu, yra kažkokia moteris įrašius ir lietuviškai kai kokias meditacijas, bet aš norėčiau įrašyti. Tai vat mes neieškosim tos moters įrašo ir tu jo nesidalink, mes lauksim, kada tu įrašysi. Ir mielai užmigsiu su tavo balsu galvoje. Taip, yra tokių specialių, kurios yra miegui skirtos. Tai padeda, jeigu galva sukasi ir negali išeiti, tai joga nidra labai padeda iš tikrųjų. Okay. Gerai, tai gal tu turėtum, mes jau čia einam į pabaigą, kažkokių patarimų, pavyzdžiui, kuriuos tu naudoji pati savo, pavyzdžiui, aš sakau, atsimenu, kai tu sakei, kad atkreipti dėmesį, kaip suspaudę dantis, sukandę būna kartais. Ir aš dabar visą laiką tikrinu, ar aš sukandus dantis ar ne. Ką nors tokio, ko aš nepaklausiu. Ką čia tokio aš pagalvojau? Apie kvėpavimą pasakiau, dešinę kairę pusę galiu, nežinau, net gal kvėpavimo dar pratimą kokį parodyti. Turim 1 minutę? Turim, 3 ir 5, kiek reikia. Tai kundalini joga yra šiek tiek juokinga, kai kurie pratimai yra tokie juokingi, tai vienas iš tokių juokingų gali atrodyti juokingai. Tai būtų sitali pranajama. Bet aš ją pasižiūrėjau dėl to, kad jinai turi detoksifikuojantį poveikį ir kad detoksifikuojantį grupę. Tai ir kartu, sakykime, labai padeda, jeigu yra pykčio kažkoks priepuolis, jeigu yra pyktis, jeigu visas užkaistas žmogus arba karšta, arba yra nerimas, baimė, tokie suaktyvinimas kažkoks. Tai atrodo taip. Burną reikia padaryti O formos, liežuvį reikia padaryti U formos, šiek tiek iškišti ir jeigu jis susilenkia, tai taip sulenkti į U formą, į tokį vamzdelį. Ir pratimas atrodo taip. Lėtai įkvėpiam, užpildom plaučius, pripildom oro, o iškvėpiam per nosį. Ir kvėpavimas yra toks ilgas ir lėtas. Tai kvėpuojam kaip per šiaudelį ir tiesiog jaučia turbūt, kad oras, kurį įkvėpiam, jis yra šaltesnis, vėsesnis. Jisai atvėsina visą tą ugnį, kuri yra iš pykčio, sakykime, jinai atvėsina ir iškvėpiam per nosį. Tai patariama, sakykime, daryti 3 minutės, jeigu labai pikta, daryti 3 minutės ir po to išgerti stiklinę šalto vandens. Arba praktikuoti, pavyzdžiui, 26 kartus iš ryto, 26 kartus vakare. O jeigu darai prieš veidrodį, tai tas pyktis praeina dar greičiau. Arba jeigu darai prieš partnerį, kuris tave supykdė, tai ir abu, tai tada turbūt praeina labai greitai. Gerai, aš pažiūrėsiu, yra ir keli svečiai studijoje, pažiūrėsiu, ar jie turi klausimų. Paklausiu, ar jie tik klausosi, ar turite ką paklausti. Taip, matau, kad yra Ina Dineikaitė, Viktorija Vietinė ir Julija Matusevičienė turbūt dirba reanimacijoje ir klausosi mūsų viena ausim. Tai jeigu turite klausimų, galite juos užduoti dabar. O jeigu jų neturite, tai tiesiog mes tada po truputį su Jūrate atsisveikinsim, labai lauksim to įrašo. Ir aš noriu tada labai tau padėkoti asmeniškai, kad, nežinau, jeigu ne tu,
Tai nežinau, kur aš dabar būčiau, kokia ten būtų mano diagnozė ir kaip aš ten būčiau pasveikus. Tai aš labai dėkinga, kad tu tiesiog sugalvojai ir pakvietei mane į savo grupę. O dabar aš turiu savo grupę ir kviečiu čia žmonės irgi sveikatintis. Tai labai ačiū tau už gerus darbus. Ir labai tikiuosi, kad kažkada pasimatysim toj tavo Amerikoje. Arba Lietuvoje mano. Ja. Ne veltui mes susitikom. Kaip Tikrai sakoma, ne veltui. niekas neįvyksta. Mes galim tarp daug žmonių padėti. Taip. Gerai. Tai visiems tada jo labo vakaro visiems, viso gero ir aš manau, kad pradėsite jau tos pratimus nuo šiandien daryti. Sudiev.